Labukas. Šiandien dienos pamoka – kaip ieškoti trendus. Visų pirma, turiu priminti jums, kad trendai mums reikalingi tam, kad pažiūrėti, kaip kuriami populiarūs video, kurie susilaukia daug peržiūrų, ir jūsų tikslas – imti tuos video, žiūrėti, kas ten buvo fainiai ir iš pat pradžių kopijuoti, daryti kažką tai labai panašaus, tam, kad mes galėtume padidinti jūsų peržiūras. Taigi, mums labai svarbu suprasti, kaip ieškomi trendai ir kaip juos galima būtų panaudoti savo. O dabar aš jums įjungiu ekraną kompiuterio ir mes gyvai su jumis analizuosime trendus. Na štai, mes esame YouTube ir dabar mums reikia sužinoti, kokiegi trendai yra šiandien dienai. Tarkim, jūs kūrėte challenge'us. Jeigu jūs kūrėte challenge'us, aš rašau žodį challenge. Tada štai šitoje vietoje, kur yra filtrai, visada ieškau žodžio filtrai, pasidarau šiais metais. Pasidarau šiais metais ir žiūriu, kurie video šiais metais surinko daugiausiai peržiūrų ir ką aš galėčiau atkartoti. Ok, aš matau šitą 87 tūkstančiai peržiūrų, keliauju toliau, žiūriu, prieš 7 metus 2,6 milijonai. Aha, jau suprantu, don't smile while watching this video. Gali būti, kad nesusijuok, visai gerai turėtų būti. Toliau, matau, žiūriu, kaip čia gerai surenka. Labai man patinka šitas kanalas, nes aš žiūriu, pas jį tikrai neblogų yra video. Atsidarau šitą kanalą, pasižiūriu, yra 171 tūkstantis sekėjų, o peržiūrų yra pas jį netgi kartais daugiau nei sekėjų. Tai reiškia, kad jų video labai trendina. Žiūrėkit, va šitas video, mato, 3 ir 4 milijonai. Tai reiškia, labai trendina. Aš greičiausiai sukurčiau galbūt video, gaminu su močiute arba batlas su močiute, kas geriau pagamins. Pasižiūrėčiau šitą video ir padaryčiau labai panašų. Toliau vėl žiūriu, kokie dar pas juos yra populiarūs video ir būtinai pasiimčiau vieną iš šitų video ir pradėčiau kurti pagal juos. Daryčiau kažką panašaus ir patį filmavimą daryčiau. Ir daryčiau panašų pavadinimą ir svarbiausia panašią užsklandą, ar ne? Matot, kokia užsklandos, kokios ryškios, kaip atsikreipia dėmesys. Matot, kad nėra balagano jokio, o yra labai aiškios, ryškios ir fainos užsklandos. Va į šitą kanalą tikrai atkreipčiau dėmesį. Gerai, mes pažiūrėjome challenge. Jeigu aš kuriu kokį nors gaming video. Man reikia irgi surasti, kas yra dabar populiaru. Bet aš dar siūlyčiau, pavyzdžiui, kai mes paspaudžiam filtrus, aš žiūrėčiau ne šiais metais, o žiūrėčiau galbūt šį mėnesį. Kuo trendui yra mažiau laiko ir jisai turi daugiau peržiūrų, tuo geriau atkreipti dėmesį į tą trendą. Va, žiūrėkit. Kiek daug mes turime peržiūrų. Car Escape from Granny's House. Gali būti, jeigu jūs žaidžiate ten tą Granny, aš jau nebeatsimenu, koks ten žaidimas, gali būti, kad šitas žaidimas susilauks peržiūrų. Toliau, Epic Adventure in Dubai. O tau čia ne žaidimas, ok. Žiūrim, 2,8 milijonai. How to teach video games to a non-gamer. Kaip mokyti žaisti žaidimus, jeigu tu nesi gameris. Toliau žiūrim. Kokie dar video susilaukia dėmesio. Aišku, jeigu jūs žaidžiate konkretų žaidimą, pavyzdžiui, Minecraft.
Rašau Minecraft, taip žymiai geriau, vėlgi spaudžiu filtrą, spaudžiu šį mėnesį, kas su Minecraftu susirinko va. Testing scary Minecraft seeds to prove them wrong. Viskas, aš pasižiūriu į šitą video ir jeigu man patinka, kažką panašaus pradedu kurti. Toliau žiūrim. Shorts, Minecraft realistic kažkas tai, ar ne? Jeigu man patinka, aš sukuriu praktiškai identišką su tokiu panašiu pavadinimu. Tai yra mūsų tikslas ieškoti populiarių video, kurie susilaukia kuo daugiau peržiūrų per paskutinį mėnesį. Minecraft, Village. Tai tokiu būdu aš ieškau idėjų, bet jeigu jūs turite savo mylimą blogerį, na, koks pas mus gali būti, gal Edvis, nežinau, ar jisai žaidimų žaidžia ar ne, neatsimenu, Edvis, žiūrim, videos, taip, aš suprantu, kad jisai žaidžia, ar ne, kažkokius žaidimus, tai šitoj vietoj jūs galite pasiimti idėjų lygiai taip pat ir iš čia. Kaip žinoti, pasiimat savo mylimiausią youtuberį, kuris jums labai patinka, kaip kuria, ir pasižiūrėkite jo populiarius video. Paspaudžiam žodį populiarus, bet stenkite žiūrėti, kad būtų nedaugiau kaip metai. Va šitie populiarūs, kurie yra 2-3 metai, nežiūrim. Mums reikia bent metai. Jeigu šitaip mums nepatogu pažiūrėti, va šičia. Gerai. Metai laiko. Jeigu mums nepatogu taip žiūrėti, tai tada aš spaudžiu latest video ir tada žiūriu iš latest video, kurie surinko daugiausiai peržiūrų. 52,000 žaislų fabrikos siaubekas. Viskas. Aš ieškočiau panašų video apie žaislų fabrikos siaubeką. Pabėgimas iš mokyklos. Čia labai sutrendino greičiausiai žodis iš mokyklos aplamai, nes vaikai visi mėgsta žiūrėti viskas, kas susiję pabėgimu iš mokyklos. Toliau. Žiūriu, kuris čia dar trendina. Aš vienaragis vagis. Išėjimas numeris 8. Tai pasižiūrėjęs savo mylimiausią youtuberį, aš žiūrėčiau, kas pas jį yra populiaru ir bandyčiau sukurti tokius pačius video. Ir dar žiūrim, pavyzdžiui, Roko nuotykiai. Atsidarom Roko nuotykius ir žiūrim iš paskutinių video, kurie sutrendino. Iš paskutinių video pas Roko nuotykį tarkim, mama pildo kalėdų norus, gerai, bet kalėdos yra kartą metuose, tada mes žiūrim, kas iš šitų video 14. Iššūkis, karštas, šaldytas ar normalus, greičiausiai jau tokį kurčiau, nes jisai turi 14,000 peržiūrų. Atspėk žodis auksinėmis, irgi jau žiūrėčiau, turi peržiūrų. Išragavimo Halloweeno saldumynus. Aš manau, kad čia sutrendino žodis Halloweenas. Dabar Halloweeno nėra, bet jeigu jūs ragausite kokius nors boksų saldainius, jie tikrai turėtų sulaukti peržiūrų. Toliau, atkas suvalgyk arba nieko. Mes turim gerai. Ir mes turim challenge atspėk, kas stiklinėje šlykštus kokteiliai. Tai tikslas būtų jums kurti panašius video pagal jūsų YouTube tematiką. Taigi, manau, kad supratote, kaip tai reikia daryti ir dabar jūsų užduotis sekanti bus sukurti video maksimaliai pagal kokį nors trendą, kurį jūs suradote YouTube. Tai gali būti challenge'as, tai gali būti koks nors gamingo video, tai gali būti vlogas, gali būti bet koks video, kuris atitinka jūsų YouTube kanalo temą.